Labą dieną, su jumis aš Gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Pastaraisiais metais mane labai dažnai klausinėja, kaip vis dėlto valgyti, kad sumažėtų skrandžio rūgštingumas. Ar jis tikrai priklauso vien nuo maisto ir ar tikrai jį reikia mažinti, o jeigu reikia, kaip jį sumažinti, ką galite patys, nes pats žmogus ne visada, nepasitarę su gydytoju, gali pasidaryti savo žalos. Už tai reikia labai labai žiūrėti, ką mes galime padaryti patys. Ir aš visada sakau, sveiką gyvenseną už jūs niekas netliks ir reikia suprasti, kas yra sveikos gyvensenos dalis ir jos labai prisilaikyti, o vaistus skirti ne per Facebooką, neklausinėjant draugų, o ištyrus lygą turi paskirti gydytojas. Ir sveika gyvensena tai ne vien mityba. Ir šiandien pasinagrinėsim ir labai paprastai, ir pora skaidrių bus daug sudėtingesnių, kas reguliuoja visgi tą skrandžio rūgštingumą, ar čia mūsų nervų sistema, ar čia fermentai ir hormonai, kodėl jis kyla, ar čia gerai, kad kyla, o apie gerlą ir kodėl neužsidaro mūsų, reiškia, kartais sfinkteriai raukai, tai jau čia kita kalba, nors ir susijusi, bet mes pasistengsim per daug nemaišyti, kad jūs viską suprantumėte. Taigi, kas sukelia skrandžio rūgštingumą ir kaip jų įveikti? Darau specialiai po visokių švenčių, bet ir taip, nes daug kas prisivalgė ir jau jūs patys prieš pradėdami gausiai maitinti, žinodami, kad ateina šventės, kūčios, kalėdos, kepto maisto reiks valgyti, nauji metai. Nu ir šitas video, manau, bus aktualus visus metus, bet koks šventė, gimtadienis mes visada prisivalgom. Ir visi jau bijo skrandžio sutrikimų. O kam mano, kad jiem pradės skrandį degint, graužti ir galvoja, kad tai padidėjusio rūgštingumo pasiekmė, tai vėl bijo to padidėjusio rūgštingumo. Bet ar iš tikrųjų jis padidėjęs ar nepadidėjęs, tai gali nustatyti praktiškai tik tai gydytojai. Ir viena iš pagrindinių klaidų, kurias mes darome, tai yra gausus nebalansuota mityba. Kai mes pakliūnam į kažkokią šventę, tai dažniausia būna arba labai pikantiški vairūs užkandėliai, vieni su krevetėm, su silke, su žuvim, su kitokiom jūros gerybėmis, su įvairia vytinta, rūkyta mėsytė, paskiau dar karštas, paskiau desertas, paskiau geriam vyną su vynogiam, alyvuogėm, kaip matote, pelėsinių sūrių. Ir toks didelis mišinys trikdo virškinimo sistemos veikla, tame tarpe ir skrandžio, nes skrandis tarsi talpykla priima tą visą maistą, bet jame pagrinde virškinami baltymai. Užbėgu į priekį, paaiškinsiu, nes visi galvoja, kad visas maistas ten virškinamas. Tai jau šiek tiek pasakiau, taigi baltyminį maistą irgi per daug maišyti su kitais nereikia, visi žinot, kad jeigu valgom šiek tiek mėsos, kam silpnesnis skrandis, tai nekeptos, tai geriausia su daržovėmis. Taigi gausos nesubalansuoto maisto kiek įmanoma venkite. Turi praeiti tarpas, įsirinkite skaniausius jums patiekalus, nesistenkite visko išragauti. Šiais laikais tikrai visko yra ir net vargingesni žmonės retkarčiais paragauja to maisto įmantresnių. Dabar aš pakalbėsiu paprastas žinias. Kartais man sako, kad reikia remtis tik mokslo straipsniais ir aš taip pati sakau. Bet mes dabar nagrinėjame mokslinės problemos. Aš norėjau kaip tik labai paprastiems žmonėms išsiaiškinti, kas tas skrandis, kas tas skrandžio rūgštingumas. O tai pagalvojau, kad paprasčiausia apibūdino specialistai, kurie dirba Wikipedijoje. Man labai patiko, kaip jie apibūdino skrandžio veiklą. Tai yra tiesiog, kaip visi žinote, skrandis organas yra labiau kairiau, aš čia tiesiog parodžiau per vidurį intuityviai. Ir nes yra kepenys dešiniau, tai laikina talpykla, nes maistą sukramtom, eina per stemplę ir
nueina į skrandį ir maišoma su skrandžio sultimis ir po to, kai įvyksta virškinimo procesas, maistas suskaldomas, ypač baltymai suskaldomi. Kai daug riebalų maišoma su baltymais, tai kartais ilgiau maistas stovi skrandyje, nes sunkiau tuos baltymus yra virškinti, už tai nereikia kepto. Jeigu baltyminis maistas, jis neturėtų būti keptas. Ir nes tada labai sudėtinga į plonai žarnyną viską nešti, nes labai daug ligų dėl to, kad mūsų tulžis labai sunkiai pagaminama, jos reikia visai kitokios, jeigu labai daug riebalų, o kol neįsiskiria tulžis, tai iš skrandžio maistas negali į 12 pirštę žarną patekti. Ir ilgai būdamas skrandyje irgi gadina tą skrandį, kyla rūgštingumas, nes didelė rūgštis tai savaime, jūs žinot, kad tirpina šiek tiek tai maisto medžiagas, rūgštyje organinės medžiagos tirpsta. Ir va, tai viena iš rūgštingumo didėjimo priežasčių. Ir skrandis tai virškimo organas, kuris gamina skrandžio sultis, sokus gastrikus, kuriuose yra druskos rūgšties, H-chlor chemiškai ir fermento pepsino. pH labai rūgšti. Jeigu jums ant odos patektų, nudegintų. Ir reiškia, skrandžio viduryje yra speciali gleivinė, kuri atspari tokiai dideliai rūgščiai. 1,0 pH, jūs pasidarykite rūgšties kažkokios tirpalą ar su pH metru arba su pH juostele, tik tai bandyti, nežinau, savo ant odos, tai tiesiog pavojinga. Arba 1,5. Kitas dalykas, jeigu mes nolpazą, omeprazolių, panašių vaistų vartojam, jų yra dabar daug, jau šiek tiek veikimas skiriasi. Mes sumažinam rūgštingumą, o pH atvirkščiai padidėja. pH yra dydis atvirkščiai proporcingas rūgštingumui. Kuo mažesnis pH, tai tuo didesnis rūgštingumas. Taigi, jeigu mažiau kaip rūgštingumas negu norma, tai yra pH daugiau kaip 1,5 gali neišsiskirti pepsinas. O visi labai nenori nusilpti ir stengiasi iš paskutinių baltymus valgyt. Taigi, kai gydom visokias erozijas ir vartojam, jeigu jau mums tikrai gydytojas prirašė, nes mes patys savo pasiskyrėm dėl kažko tai stiprius vaistus, tai amino rūgštis parduotuvėje geriau nusipirkti kaip papildą ir valgyti labai lengvai suvirškinamas augalinius produktus, gal jie ir ne visi turi pilnaverčias tas amino rūgštis nepakeičiamas, bulvės turi 2 procentus, bet jums žinokit, kad jums baltymų nevirškina ir skrandis labai labai gadinasi dėl tos priežasties, kad pasikeitus skrandžio sulčių pH, tai yra pH padidėjus, o rūgštingumui sumažėjus, mums paprasčiausiai nevirškina. Ir kiek ilgai stovint maistui skrandyje, kartais ir rauka jau viršutinį nebeužsidaro ir vis tiek, kad ir skrandžio sulčių pH ten bus 2 arba 3, vis tiek tai labai grauž gerklį. Vis tiek tai yra rūgštis. Jinai netinkama jau virškint baltymam, bet jums graužia. Ir jūs galvot, kad padidėjo rūgštingumai. Pasitarkite su savo gydytojais. Aš supaprastinu tą mechanizmą. Yra įvairių ligų. Bet tos skrandžio sultis turi mušt grybelius ir visa kita. Tik labai esant žemam pH, helicobacter pylori atvirkščiai gali skrandyje bujoti bakterija. Galbūt jų yra ir daugiau, gal mokslas dar ne visas ir ištyrė. Taigi, jeigu skrandis sveikas, tai mažesnė tikimybė užsikrėsti įvairiais patogenais, tiesiog ištirpdo rūgštis bakterijų seneles. Šiaip didina rūgštingumą irgi kartais dėl to, kad tas maistas yra nekokybiškas, pastovėjęs. Mes per daug kartais prisigaminam to maisto švenčių metu ir mes jaučiame tik tai, kai atsiranda kvapas, kai jau labai daug puvimo bakterijų, o kitų nejaučiam. Šiaip skrandyje nevyksta nei puvimas, nei rūgimas, nes čia dažnai tokios teorijos vyks rūgimas ir tu būsi visiškai sveikas. Skrandyje vyksta ir karaliauja pepsinas, vyksta baltymų skaidimas į amino rūgštis. Ir tą reguliuoja labai sudėtinga sistema, kurią gali išreguliuoti daug kas. Jūsų
kas valioje, tai jau sakiau, nereikia persivalgyti ir reikės stiprinti savo parasimpatinę nervų sistemą, tiksliau sakant, vengti įtampų. Esant didelį įtampai geriausia nevalgyti. Čia tiesiog matot skrandį. Stemplės senelės dar storesnės negu skrandžio, bet skrandis yra labai sudėtinga sistema, jis visaip juda, kol tas maistas slenka, maistą grumdo, taip supaprastintus prievartis ir jūs matote, kad yra skrandžio patekimas per stemplę, žiūrint, kiek laiko jis virškinamas skrandyje, o po to turi patekti į 12-pirštę žarną ir į 12-pirštę žarną gali patekti tik tada, kai pakankamai išsiskiria tulžies. Labai sudėtinga yra mityba jau tiem, kam išimta tulžies pūslė. Jau tikrai labai labai sudėtinga. Mane labai ilgai prašė padaryti tokį video ir nusprendžiau padarysiu, bet labai baisu apsirikti, nepažįstant žmonių, darysiu labai tokį kompleksą, kuris tinka visiems, tada būna mažiau veiksminga, nes gali vienam būt kasa pažeista, kitam ir pats skrandis, ne tik tai tulžis, vieniem reikia vienaip maitintis, vieniem trūksta vienų vitaminų, kitiem kitokių vitaminų, vieniem silpnesni inkstai ir, pavyzdžiui, visiškai tada neaktyvuoja vitamino D. Reikia labai daug žinoti apie žmogų, kuriam išimta tulžis, kad paskirti teisingą mytybą, nes ne vien dėl tulžies išėmimo ta mytyba turi būti individuali. Dėl visų individualių kompleksų ir jeigu parinksi apskritai bendrą, tai nebus labai teisingas priėjimas prie žmogaus. Mytyba yra individualus dalykas ir laikinai, kol mes atstatom tų organų veiklą, kartais labai, bet tik labai trumpai. Ta mytyba gali būti nepilnavertė, kaip aš kartais sakau, 3 dienas vartoti ten sėmenų kliuviukus. Tai aišku, jūs per mažai baltymų gausit ir taip toliau, bet jūs per 3 dienas nenusilpinsit savo imuniteto ir kai skrandis pasveiks, gleivinės užsigydys arba stemplės gleivinė užsigydys, tada atsiras visų galimų maisto medžiagų tinkamas virškinimas ir jūs labai sustiprėsit. Tai čia yra toks dalykas, gali patart, bet labai trumpai ir labai nekenksmingus dalykus. Dabar ar visada dar ne tik tai pH vienodas, bet ar pačio skrandžio sulčių kiekis vienodas, jis turi apsemti. Turi būti, kaip sakoma, tokia skrandžio jūra, kuri turi apsemti ten sumestus produktus. Ir skrandis gali išsitemti. Nes darant ten patologo jau matot ir suklydau, bet neiškirpsiu. Nes tai sudėtingas dalykas, jeigu žmogus yra miręs, tai tiesiog jo skrandis būna kartais, jeigu nepilnas, tai visiškai susitraukęs. Tai reiškia, skrandis yra labai tokia talpykla, kuri gali išsitempti ir susitraukti, išsitempti ir susitraukti. Ir kad pepsinas išsiskirtų, kaip jau minėjau, būtinai turi būti pH 1,5, tai yra labai rūgšti terpė. Ir dar skrandžio sulčių išsiskyrimui turi didelę įtaką vagus nervas klajoklis, o jo veikla reguliuoja parasimpatinę nervų sistemą. Ir tada, kai ir ta rūgšti terpė tinkama, tai yra normali pepsinui ir be to be pepsino dar yra kiti baltymus. Baltymai yra proteinai, proteinus skaldantis fermentai. Jie vadinami proteolitiniais fermentais. Taigi optimaliam proteolitinių fermentų veiklai, kuris denatūruoja, suskaldo baltymus, reikalinga dar daug dalykų. Tai yra, kad išsiskirtų pakankamai H chlor skrandžio sulčių ir pati H chlorija yra druskos rūgštis, tai ir kartu skrandžio sultis turi suveikti histaminas, jis pasidaro iš amino rūgšties histidino. Va šita skaidrė sudėtingiausia, kurie gydytojai ar biologai ją supras, kiti ją tiesiog paklausykit ir praleiskit, nes reiktų labai kelias valandas aiškinti, kas yra kas. Dabar, reiškia, turi suveikti histaminas.
Jį gamina pačios skrandžio pūtliosios ląstelės. Acetilcholinas, jau kai neurotransmiterius. Ir dar hormonas gastrinas, išsiskyręs tam tikrose G ląstelėse. Jis irgi aktyvina. Matot, kaip yra sudėtinga, kad išsiskirtų H-chlorą. H-chlorą yra pati rūgštis jau. Tai turi būti darnus hormonų darbas. O kas reguliuoja mūsų ir skrandžio sulčių sekreciją ir pH. Ne vien parasimpatinė nervų sistema, nors jos didelės vaidmuo. Visos mūsų tiesiog endokrininės liaukos, nes kartu skrandis duoda signalą ir kasos sultims skirtis dar. Taigi tokią sudėtingą sistemą, kažką ten vieną įmetus dalyką, kažkokį vieną vitaminą arba ten išgėrus sodos tuo metu, kai geria žmonės alkoholį ir dėl to kartais pakyla skrandžio rūgštingumas, tai yra nu, tiesiog tokie dalykai, kad tu negali iškesti skausmo deginimo ir tu išgeri tabletę, ten citramoną ar kažką, tai žalą daug tablečių padarys, kaip ir soda tą tuo metu nuims tau skausmą, bet padarys tą žalą. Ir dar tarpusavėje tas histaminas, acetilcholinas ir gastrinas sąveikauja. Pavyzdžiui, histaminas priklauso nuo gastrino kiekio. Ir dar, kai daug yra H-chloro, tai gali Helicobacter pylori vystytis ir tada jau ir skrandžio opa atsiranda to bakterijų pasėkoje. Ir dar kartą patvirtinu, kad skrandyje jis skirtas virškinti baltymam. Tai labai svarbus organas, nes mūsų fermentai, hormonai, besidalijančios ląstelės iš baltymų. Bet jų neturi būti per daug. Tai aš atsiminkiu. Jeigu mūsų racione turi būti 10-20 procentų baltymų, ir dažnai man sako, aš per daug mėsos nevalgau, valgau žuvies. Žinot, aš kartais jau ir sakau, jūs nepasakokit, ką jūs valgot tą 10-20 procentų. Tik keptame. Jūs pasakykit, ką 80 procentų jūs valgot. 90. Ir žmonės dažnai neturi ką pasakyti. Tai aš suprantu, kad ryte ten varškę valgo, per pietus gal pasitroškina kažką tai, o vakare irgi galbūt duona su baltu sūriu ar fermentiniu. Arba ryte kiaušinienė, tai vis tik baltymai, baltymai, baltymai. Kad skrandis pagytų, geriausias dalykas yra daržovės. Šiaip, jeigu skrandis yra sveikas, tai lėtai skylantis angliavandeniai yra visadalių augalų, visadaliai augalai, jų grūdai. Su visa lobelė iš vakaro pamerkta, vandenį nupilti ir virti. Viską, grikiai nėra priskiriami prie grūdų, bet labai sveiki ir apie grūdus labai daug rašiau ir parašiau, kodėl daržovės geriau negu grūdai, bet čia turintiems skrandžio problemų. O vėliau, kai skrandis pasveiksta, tai kartu su žaliom daržovėm, truputį su salotom, pavyzdžiui, kad ir išmirkytos miežinės kruopos, jeigu toleruojat glitimą, pirmyn. Bet jeigu jau jūs skrandis nesveikas, tai žinokit, kad baltymų nesuvirškins tiek, kiek jūs prikišot per pusryčius kiaušinienę, kaip minėjau, per pietus žuvį, o ten vakare vėl baltą sūrį. Tikrai nesuvirškins šitokio kiekio, nes reikia labai 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 daug pepsino. Ir dar vyresniam amžiui, 65-70, iš vis kai kurie moksliniai straipsniai teigia, kad mažiau gaminasi, bet aš nežinau, ar čia senatvės pasiekoje, ar dėl to, kad tyriami daugiausia vis tiek europiečiai, kurie gausiai valgo daug baltyminio maisto ir tada skrandis tiesiog jau būna pervargęs. Jeigu tiek daug baltyminio maisto nevalgytų, tai galbūt ir senatvėje geriau virškintų. Tai čia tokie klausimai, kuriuos atsakymų nėra, nes nėra tokių pilnaverčių tyrimų. Tik tai labai daug riebalų iškart negalima valgyti su baltymais, nes nenaudojami trukdo reiškia patekti, riebalai beveik neskyla skrandyje, turi eiti ir tulžies rūgštis turėtų juos virškinti eiti. Dabar, kaip tas virškinimo procesas vyksta? Maistas patekęs į skrandį dirgina tempimu, tai yra mechaninius receptorius, mechanoreceptorius.
o baltymų čiut-čiut pradeda skilti jau ir tada yra biocheminiai arba cheminiai chemoreceptoriai. Ir receptoriai reaguoja nervinius impulsus, tai yra nerviniai impulsai susidarę receptorius, plinta per klajoklinį nervą, jo skaidulomis ir aktyvina centrą esantį galvoje, o vėliau klajoklis nervas eina kaklu ir aš, kaip minėjau anksčiau, gyvybingumo didinime ir šiandien pamokinsiu keletą pratimų klajokliui nervui harmonizuoti, nes klajoklis nervas atsakingas tai, kad H-chloris įskirtų tiek, kiek reikia, ir tulžies įskirtų tiek, kiek reikia. Tam turi gerai dirbti parasimpatinė nervų sistema ir nebūtų spazmų, jo tiesiog eilė net mechaninių spazmų. Ir kadangi klajoklinis nervas dirgina nervinius rezginius, sekrecinius neuronus, acetilkolino įsiskyrimą iš sinapsių ir tada įsiskiria ir pepsinas, ir gastrinas. Ir kai maisto vis daugiau kaupiasi skrandyje, jis turi būti apsemtas skrandžio sultimis. Tai aišku, plečiasi sienelės, aktyvinami tie tempimo arba mechaniniai receptoriai ir jas tada pradeda ir histamino įsiskyrimas didėti ir histaminas savo ruoštų sužadina gausią H-chlor sekreciją. Ir kaip visą tai sureguliuoti, o toliau bus labai paprasta. Ką gali padaryti paprastas žmogus šiame procese? Nepersivalgyti. Nedaugiau kaip 2 delnuose. Gerti prieš valgį. Jeigu jau labai ištroškęs, irgi nevalgykit. Atsigerkit paprasto vandens, palaukit 10-15 minučių ir tada valgykit. Nemaišykit daug įvairaus maisto vieno valgio metu, kas neįmanoma per mūsų šventės. Pas mus šventės neteko to akcento, dėl ko jo švenčiamos. Pavyzdžiui, Rasos šventė neskirta prisivalgymui skirta. Visai kitiem dalykam jos dabar neaptarinėsim ir daug kas. Netgi Kalėdos yra šviesos sugrįžimas arba Kristaus gimtadienis, kad mes savo gyvenimo būdu būtumėm panašus, pasiaukojantis. Tai nėra persivalgymo šventė. Trečias dalykas, kuo mažiau baltymų, jei gydote skrandžio negalavimus. Tikrai nenusilpsite. Vaikas, jeigu taps kabutėse skrandiniu, tokio termino nėra, turinčių skrandžio negalavimų, jis labai kentės, nebus maisto medžiagų įsisavinimo ir geriau jis tegu 3 dienas geria klijukus, paskui už mėnesio 3 dienas ir paskui susigydo tą skrandį ir jis visą gyvenimą bus veikia. Ir klajoklio nervo veiklos stiprinimas kartu ir parasimpatinės nervų sistemos. Visą tai mes galim padaryti po to, kai mums lygą nustatė gydytojas. Dabar didelis ar mažas rūgštingumas, kaip nekeista, esant tiek per dideliam, tiek per mažam rūgštingumui, žmogus jaučia panašius simptomus dažnai. Rėmens graužimas, refliuksas, pilvo pūtimas. Net esant mažam skrandžio rūgštingumui sutrinka virškinimas, dujos kaupiasi ir per didelis, ir per mažas, raugėjimas, vidurių užkietėjimas, nuovargis, dažnesnė alergija maistui, paūmėja autoimuninės lygos, nes susidaro vidiniai antogeniniai nuodai, tą daug kartą minėjau, jeigu maistas pilnai nesuvirškinimas, vidurių užkietėjimas, ima trūkti vitaminų ir mineralų, kenčia labai kepenys, tulžies per mažas įsiskyrimas vėl ir riebalų įsisavinimą, negali atsistatyti ląstelė. Neįsisavinam riebaluose tirpių vitaminų, ypač svarbių, kurie darės yra netgi kaip hormonai D, E, kurie yra labai svarbus. Sutrinka raumenų darbas, jutimų sutrikimus. Geral simptomai neretai kyla ir dėl per didelio rūgštingumo, ir dėl per mažo. Ir čia nėra ko ginčytis, turite klausti gydytojo. Bet tai, ką aš anksčiau sakiau, padės sutvarkyti tiek per mažą, tiek per didelį rūgštingumą. Bet tik gydytojas atsakingas už vaistų paskyrimą ir diagnozės nustatymą. Jūs savo galite lengvai maitintis, nepersivalgyti ir šiek tiek laikinai sumažinti baltymų ir pasižiūrėti, kaip ar jums pagerėjo virškinimas ar ne. O nenusistatinėkite savo diagnozių, ypač kai labai daug valgėte, po to nueinant pas nusimanantį gydytoją ir jūs galvojat, kad jūsų gyvenseną jis paims ir pakeis su kažkokia tablete.
Tai va, išmeskite sveikatai nepalankius produktus iš savo virtuvės, visus rūkytus gaminius ten, jeigu įtarėt glitimo netoleravimą, nusistatykit, tada reiks išmesti ir glitimą turinčių cukrų, uogienius tenkitės nevirt, labai mažai, nebent porą kartų per metus kepat pyragus per gimtadienį. Nevalgykite keptų produktų, jeigu skrandis negalvoja visiškai nieko kepto, nei blynų, miltinių, bulvinių, nei kugelių, nei juo labiau mėsos. Laikykimės baltymų vartojimo normų, gyvūninės kilmės, kol neatsistatysite skrandį ir sureguliuosite rūgštingumą nedaugiau 10% garintos mėsos. Atsisakykite įtampos bet kuriuo mums patinkančiu būdu. Medituokime, daug kas nemoka. Sportuokime, netgi žmonės būna, kad iš paskutinių dirba, kol tiesiog sakė, vakare krentu, reiškia, nu, buvo tikrai iš tikras įvykis, reiškia, tvarkėsi, statė namus ir buvo labai daug krūmų aplinkui ir galvo, kad tų krūmų niekada ne. Bet jei žmogų sunervavo, nu, galima sakyti, įvyko krizė, kad tikrai nepagristai, aš ten galite žmogų pažinti, aš už tai jį sušaržuoju, sakysim, darbė ten išjuokia, pažemino ir taip toliau. Žmogus nebuvo linkęs slopinti tokių dalykų. Alkoholiu jam tiesiog nesimiegojo, buvo bloga vis. Tai jis išėjęs, kad nesimiego, pradėjo tuos krūmus raut, galvojo, kad reiks samdyti ant darbininkus kelias dienas, rovė. Nu, tokie šabakštynai su leidimu, kur jos sklypelyje ir galvoja, kad tai sunku ir paskiau įtampa atsipalaidavo, bet taip kiti atpalaiduoja paprastesniais būdais, sporto salėje, netgi jogos pratimai. Aš labai daug vedžiau kursų apie parasimpatinę nervų sistemą, gal dar padarysim ir šiandien pamokinsiu. Labai labai trumpai ir paprastai. Kartu atliksime keletą parasimpatinį nervų sistemą stiprinančių pratimų. Parasimpatinė tai nervas klioklis iš galvos eina kaklo šonu. Tai va, kartu su manim pamasažuokite už kaklo sukamojo raumens. Vos, smarkiai nereikia, prilieskite. Įkvėpkite, iškvėpkite lėčiau. Šį pratimą kaip kobros galite daryti su lenktom rankom. Su manim kartu padarysim taip, iš lėto galvą sukam į šoną, akis truputį virš ir smakrą į viršų. Įkvepiam, iškvepiam, tempia kitą pusę. Įkvepiam ir lėčiau iškvepiam. Grąžinam galvą į kitą pusę ir į viršų. Akis įkvepiam, daug lėčiau iškvepiam. Kvepiam, iškvepiam. Iškvepiam. Labai lietai sukam iš šono, vos, ir rodo, visada per daug rodo. Aktyvuot, jūs galite ir taip dar patapšnot, vos iš šono. Jokių būdų nekalbėt, o susitelkt tik su jutimu. Aš turiu pasaką. Įkvepiam, iškvėpimas daug lėtesnis. 3 kartus. Kvepiam, iškvėpimas daug lėtesnis. Ir į kitą pusę. Įkvepiam, iškvėpimas daug lėtesnis. Įkvepiam, iškvėpimas daug lėtesnis. Čia žmogus sėdi ir stuksena. Stuksena galima pradėti ir nuo pilvų. Vieni mėgsta delnų, bet aš kam pradžioje ir niekad nestuksenot ir yra ypač kažkokių operacijų, tai tik pirštų galiukais save. Taip aktyvinate, nes čia visur eina nervas klajoklis ir jis turi ryšį su galvos liaukomis ir jeigu nuima lėtinį stresą. Jeigu yra lėtinis stresas, grauja simpatinė nervų sistema ir tada parasimpatinė dirba silpnai ir negali reguliuoti tulžies ir rūgšties išsiskyrimo. Taigi būdų yra daugiau, ieškokite, pas mane daug yra video apie gyvensenos didinimą, apie rūgštingumą. Nusistatykite su gydytojo pagalba, jums per didelis ar per mažas ir svarbiausia, motyvuokite save, kad jūs esate savo gyvensenos šeimininkas, kad jūs būsite sveikas, kad šią minutę, klausydami manęs, jau nusistatėte savo kelią ir taką.
į sveikatą, žingsnis po žingsnio, kelią nueina einantis, to visiems ir linkiu. Ir 2024 metais pasiskelbkite sau, kad būsite sveiki, kad kasdien darysite kažką savo sveikatai. Gerų jums metų!